jis bėgo, o tada kontrataką gerą padaryti. Tai reikėjo pasukti Gal čia geras. futbolo stovi, laukia kamuolį. Reikia priimti. Va, autobusas važiuoja. Va. Matai, va čia važiuoja, aplinkui tik iškasė tą gatvę. 9 valandą. Pasitikit kamerą, jūs. Porą minučių, žinai. Dirbam! Dar, vidury, alio! Pas mumis saulėtikis darė remontai. Tai dabar matai visas tas iki parduotuvės. Tai jo, vieną daro, kitą uždaro. Ir vienas šūdas. Tai tau Jėzus, tau parduotuvė aplink. Tai ne man, kad Vilijampolė ten viena kaip ryšį. Tai kiek jį gali remontuoti? Kiek gali? Tai atsinaujinimai visi. Jo. 3 metai kokį, po 3 metų. Saulėti tuos. Mėnesį laiko. Mėnesis laiko. Mėnesį laiko ir suremontuoja. Ne, bet prieš 3 metus jį remontavo. Tai tarp ką tu nori, tokias minios banda praeina, blamba. Reikia atnaujinti, pasikeičia dizainas, viskas. Jie pažemino lubas, mažiau šilumos sunaudojo, viskas. Pažemintos lubos bus. Nu, Va geras. tu velni. Žiūrėk, kalk reikėjo. Gerai taip. Zriakšė. Tai zriakšė. Пожалуйста, вот говорит. Пожалуйста. Ах, ты зря. Подтверждаю. Русские фильмы файны. Подтверждаю. Насколько вы вливаетесь у нас в телефон? Дали 15 штук. Попробуйте так. Пробка. Пробка. Подарки из Африки. Пробка. Подарки из Африки. Без гад pakvietė kapitoną. Fantastika. Žinai, raudoną kai gavo, tai Kapitonas, o kaip gerai bėga, girdi. Gerai! Jūs tai padaryk, kad Jareko nesubėg! Jare, neik! Nueik aikštelę! Jarek, paminė. Už jo! Na, žinai, jis stolbas yra, numeta kamuolį. Arba Vyrai prie to prieito palės! Masa, didis. Tik tai. Nu ir varykit. O geras, labai geras. Vietas ispanas varo kaip arklys. Žiūrėk, oba. Ramiai, Dominik! Ai, biški per daug pasimetė. A kaip čia veikia tas ispanas tai Lietuvoje? Aš irgi taip galvoju. Jis buvo rašyta apie jį, bet aš neužsifiksavau. Valdai, gal tu prisimeni? Ko jis Ką ateima? rašo apie tai Sevilija? Pagal kur nors. Ką jis daro? A, nežinau. Gerai, Jare, pasilik! Vien tyrimas. Tai vis tiek kažko tai užsijama dirba, tik ir neprofesionalai. Savo malonumų žaidžia. Tai 78 metais Argentinos rinktinė tai išeina, žinai, laukai uždengia numerį. Jo, buvo. Nu, matai, tais laikais vadas. Įspūdingas čempionatas 78. Aš tik tai 98. Aš tik prisimenu iš tų rungtynių, tai prisimenu šitą finalą, aišku, ir dėl trečios vietos. Dirbėjau, kai mūsų
čia įvartis. Tai kelinti metai buvo? 8? Ar 4? Ne, Dilsėjau. Bet ne antri, ne 82. Tai gal 74? Ne, 74 jie nelaimėjo, 4 vietą Brazilai užėmė. Tai 78 dėl bronzos lošia Brazilai, tai kažkuo tarp Dilsėjau tokių baudinių įvarė. O šitą tai gerai klausimai. Mačiau vienas kitas rungtynės, bet dar žinai mažas buvau. Ką ten man buvo, 12 metų. Aš žinau, kad 74 buvo... Kaip gerą ir prakalę. 78 telikas tik tai sugedęs pas mane. 78. Ne visas rungtynės mačiau. Aš tai prisimenu, brautais ten buvo, bet žinom, kažkada tai gal jo pameluoti, tėvai nusipirkos pameluotas telikas, žinai. Aš tik pamenu, kad tas... Pradžioj buvo horizontą nusipirko, taigi deficitas didžiausias. Ir sugedo, blem. Pirko paskui elektroną. Tai tas, jau pameluoti, gal kokį... Iki nepriklausomybės laikė, kokį 10 metų, gal 10 metų kokį laikė, bet geras telikas. Elektronas. Pamenu tą 78 metų čempionatą, tai Kaune atkartojo pirmos serijos Nustakiadas 81 metų. Irgi popieriukus mėtė visi stadionas. Tai kvietė mokyklas, valė vaikai, žinai, su tėvais, su sklopas, žinai, ką pilna čemodanas, atsineša, susikurpė laikraščių ir atkartojimas Argentinos čempionato. Darė. Paskutinės rungtynės, tai stadionas perpildė. Rusų futbolo parašė net, kad Kaune buvo 20 tūkstančių. Bet palauk, ką aš veikiau? 81-ais aš labai įspūdingas čempionatas. Man to mokinasi Kaune. Man neatvažiuodavo žmonių. Oi, kaip atšalo jūras. Nu ką, Švipausko daryti. Ką jau viskas, žiau. Perikūras? Tai kem 6. Jo, kiek pridėjo? Tai jie patys. Pusantros minutės jau pridėjo? Kem 6 Ai, gal iki įvarčio? Vėl tas keitimas. Ai, tas keitimas. Tas. 2 minutės dadės, jau šito išvilk. Eik arčiau Jareko, Dybai! Už galvų, Dybai! Jo, kem 7. Ką gero, tavo chebra šnekėjo? Nieko. Tai ko pabėgo tas mokytas? Čelsi. A? Aš gailėjausi vakarų, kai vokietį prapylė. Vai.
dirbti, vaikai. Dirbti, va. Gerai. Aha. Nu, Dievi. Žinai, traukti į galą dabar jau. Laurys, paklausk. Laurys, paklausk. Gal tai kiek žaidimų galima? Ne, Romas reikėjo, aišku. Romas nesprendžia. Ne, nu, aišku. Sprendžia tie, kas neina į futbolą nežiūri. Ne, aišku. O. O, Jėzus. Tu žinai, Valdai, kokią naujieną pasakyti. Tu žinai, kur Inkarovo žaidėjas Tadas Steckas. Tai spėk, kur jisai loš. Nu, tai nežinau. Druskininkuose, jau majo. Man gaila, Bakūras, supranti, žinai, eidamas paklausiau, sako, druskininkuose, tai kūrinių žūtų, sako, žinai, nu taip ir taip. Nežinau ką. Na. Jau ketvirtą mušą. O, aišku, jau. Panašiai, ten galvoju, kad bus netoli 5, tai... Nu, sako, pirmas blynas neprišvilo. Dabar rytoj, kai Spiris suloš, tą sunku matai, Žalgirietis laimėjo, 3-2. Gal palauk, rašiau liktai. Mačiau tiesiogiai. Aš irgi žiūrėjau vaiduškai. Kaip buvo prasišimtėse, kaip? YouTube yra įrašai paduota. Pas jos įrašai lieka. Na, aš tai tiesiogiai matau. Tiesiogiai. Žinai kaip, kai dirbi, tai žinai kaip, visų finansų, tada va, su Kuchėju, žinai, nu, tai irgi, žinai, sako, nu va, gerai, ką.